human being is located in the center of the diagonal triangle-shaped spaces. Labas rytas, šiandieną yra pirmadienis. Aš turiu, atsimenat, nupirkau savo menedžeriai tokį veido ploviklį. Tai galvoju, dabar tiesiai įsidėsiu batareikės ir pradėsiu savo veidą valytis kiekvieną vakarą. Bet man šiandieną reikia labai greitai daryti viską, kadangi prasideda darbas 12, baigėsi 11, šiandieną ir rytoj. Aha, dirba. Kuomet aš nusivaliau veidą, grįžusi iš sporto salės, kaip iš sporto salės, iš bootcamp, aš užsidedu šitą va, numeris 7, drėkinančią kaukę, bet aš jos nenusivalau, paprasčiausiai leidžiu, kad įsigertų į veidą, ant kaklo, taip pat kas likę yra ant rankų ir visuomet labai daug naudoju vandens, daug geriu vandens, šviežių daržovių sulčių. Tai yra mėlynės, bananai, čia sėklos ir riešutų pienas. Pradėti dirbti reikia. Darbelių. We were young, we were good, we were free. No one to tell us how our love should be. It was the curse of your last you denied, and now it's raining on me. Say you really want me. Tell me that you need me. Give me all your reasons for leaving, but don't you say you love me. Oh no, don't you say you love me. Don't you say you love me. Turėjau lūpdažį išsėmiau, o kodėlgi aš jį išsėmiau, tai dabar tais neturiu nieko. Ką padarysi? I knew you going to say that. Aš darbe, pasižiūrėkit, kaip skaniai pasidariau. Man teisingai pasakius, padarė va žalę. Say hello. Oh my God. That's a lot of rice. How many kilo? 20. This lady are very Crazy. You will be on my video. This job is not for her. Must be the relationship officer. What? Why it's good for me? I'm good. Pasižiūrėkite, koksai rūkas. Let's go. Barkley, Gloria, let's go. Okay, come on. Yeah, it's very swollen. Oh. Okay. I'm sorry, baby. Good girl. Yes. Look, she wants to go home. Yeah, plaukia. Eikit, kaip gražu, prasigėdrino. Mergaitė, kur šuniukus nuvedė dabar pavedžioti, nes eisiu aš į darbą, aš darau valgyti, teisybę pasakius, kopūstų. Tokia kaip kopūstienė. Jai labai patinka, žinau, kaip praeitą kartą valgį, tai jau visiems pasakojau, kaip skaniai Renata valgį daro. Tai aš jau džiaugiuosi lietuviškų kopūstų, bet kaip grįšiu į Lietuvą, duokit jūs man raugintų kopūstų, būkit jūs geri. Labai norėčiau. Gerai, tada parodau. Va, bulvių, po to jas čia įdėsiu. Sveiki, aš keliauju į miestą, pafilmuosiu, šiandieną yra ketvirtadienis ir iki. Aš keliauju į prekybos centrą, bet negalima tenais filmuoti ir labai noriu nusipirkti kažkokius sportinius batukus, nes tikrai labai karšta su tais tokiais storesniais batais vaikščioti. Pas mane darbe kartais 9 valandas ir mane pilnu etapu, žinokite, priims dirbti, tai aš labai tuo patenkinta. Gerai, pakalbėsim. Taip pat aš jūsų niekuomet nenusivedžiau pas save į darbą.
Tai dabar ties keliauju, mano namai tenais, o darbas tiesiai. Tai aš bandysiu pagreitinti, muziką įdėsiu apač gale ir po to, kaip eisime, aš pafilmuosiu, parodysiu, kokiu keliu keliauju kiekvieną dieną į darbą. Nežinau, ar minėjau ar ne, aš daryčiau balsų įrašą vaikiškam žaislui kažkokiam, tai net nežinau. Man atsiuntė tą skriptą, kaip sakoma, aš tik tais paskaičiau truputėlį, bet žinokit, tenais nieko tokio blatno atrodo ir nėra, tik tai reikia sakyti 1, 2, 3, po to kairė, dešinė, į priekį, atgal, nu va taip va. 1, 2, 3. Krokodilas, delfinas, krabas, yra, žalias, mėlynas, raudonas, gitara, pianinas. Labas rytas, sakau. Dabar ties yra 1:30 nakties, grįžau iš darbo, nuvedžiau šuniukus pasisiūt, vyras miega, jisai nuvedė šuniukus pasisiūt apie 11 valandą vakaro, bet kadangi manęs paprašė ilgiau pabūti darbe, padirbėti, tai galvoju, aš juos nuvesiu, nes gal rytoj ilgiau pamiegosime. Taip pat rytoj keliaujame į tokį restoraną su draugais. Ir galvoju, aš susisuksiu, žinokite, plaukus. Aš susisuksiu su servetėlėm. Taip pat nuo saulės įdegimo kremą, tokį turiu, bronzinį truputėlį. Norėčiau būti truputėlį rudesnį. Kodėl? Nes labai gražią bliskutę rytoj užsidėsiu, pamatysite. Gerai, daug nekalbu. Glorija valgo. Parklis stovi. O aš persirengsiu, bet dabar tais greitai darysiu tas servetėlės. Sėsiu čia, ant tualeto, dangtį nusileidau, kaip rankas skauda. Ir atrodo tokia, žinokit, net sunku man kalbėti, kadangi tikrai jau apsimiegusiu. Gerai tada, su servetėlim pradedam. Nu va, toksai galutinis rezultatas. Parodysiu rytoj, kaip atrodo. Įdegiau va per minutę laiko. Eisiu miegot, žinokit, po 2 jau. Ir viskas, va, pidžamas užsidėjus, stoviu tualete. Gerai, nėra ką pasakyti per daug. Nu, mano brangieji, aš jums parodau, kaip aš plaukus sukau. Visai neblogai, ne? Va. Va. A rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart. Tokia va. Onutė iš Prienų. Onelka. Noriu miego. Onutė nori miego. Labai greitai noriu jums pasakyti. Šiandieną užsidėsiu kaukę. Ką aš darau, kad skaistesnę veido odą turėčiau. Išeksfolijuoti, man atrodo, taip vadinasi. Po to užsidėti drėkinančią kaukę. Iš vakarų ir taip pat gerti nemažai vandens vakare. Arba iki, ne tai kad vakare,
Per daug gerti vakare vandens yra negerai, nes kada eisite į tualetą kas 5 minutės ir visiškai gerų miego neturėsite. O geras miegas tai yra labai svarbu, jeigu norite turėti gerą odą. O po to, kaip ryte atsikeliu, aš užsidedu kaukę. Nu va. Aš užsidedu kaukę drėkinančią ir taip pat geriu labai daug gal daržovių sulčių arba kriaušių sulčių su citrina. Visuomet deduosi citrinos, nes citrina yra labai gerai jūsų odai praskaidrinti. Tai aš nusipirkau šią blizgutę kažkur vienoj gatvėje čia Honkonge, taip pat juodas kelnes, batus, plaukus taip susigarbanojau, keliaujame su savo draugais, o po to Simonas nenori, kad aš kalbėčiau, o po to pafilmuosiu. Gerai. Bet man labai ši graži spalva, pasižiūrėkite. Tikrai labai gražu čia. Parodysiu truputėlį, kaip lauke atrodo. Didn't deeply believe. So it took me a while to get to the stage now where I do believe.